Prieš pradedant, svarbu suprasti vieną esminį dalyką, kad didžioji dalis to, kaip jautiesi kasdien, nėra tavo valios ar charakterio klausimas. Pagrindinė priežastis slypi tavo nervų sistemoje. Žmogaus nervinė sistema nuolat stebi išorę, aplinką ir vidų, ieškodama atsakymo tik į vieną klausimą – ar dabar saugu? Jei nervinė sistema aptinka grėsmę, net jei ir labai subtilę, kūnas automatiškai pereina į įtampos režimą. Tai gali pasireikšti pagreitėjusiu kvėpavimu, įsitempusiais raumenimis, nerimu, budrumu, nuovargiu ar emociniu atitraukimu. Kad nervinė sistema jaustų grėsmę, tai nebūtinai turi būti realus pavojus čia ir dabar. Tai gali būti sena kadaise patirta patirtis, vaikystėje jaustas nesaugumas, tėvų meilės stygius, ilgalaikis stresas, nuolatinis spaudimas ar per didelė atsakomybė. Žmogaus smegenys ir nervinė sistema neskiria praeities nuo dabarties, realaus pavojaus nuo įsivaizduojamo. Jei kūnas kadaise išmoko, kad reikia būti budriam, jis gali tai daryti ir šiandien, net tada, kai realiai žmogaus aplinka dabar jam yra saugi. Nervinė sistema turi dvi pagrindinės būsenas. Viena iš jų yra įtampos būsena, dar kitaip vadinama kovok, bėk arba sustink režimu, arba dar kitaip sakant išgyvenimo režimu. Kita būsena yra atsipalaidavimo ir atsistatymo būsena, kai kūnas gali ilsėtis ir atsigauti. Šioje būsenoje kūnas pats save gydo, įsijungia savigydos mechanizmai. Daugelis žmonių vis dar mano, kad ramybė pasiekiama per mąstymą, per mokymąsi atjungti savo mintis, per proto kontrolę, įvairias technikas ar kitas kokias nors pastangas. Tik iš dalies tai yra tiesa. Labai daug žmonių, tarkime, kol jie sėdi meditacijoje, tol jiems kaip ir viskas gerai, ramu, saugu, bet tik grįžta iš meditacijos, eina toliau gyventi savo įprastą gyvenimą ir labai greitai kūnas vėl persijungia į išgyvenimo režimą. Ir vėl didžiąją dienos dalimi žmogus gyvena įtampose. Iš tikrųjų, tai ramybė prasideda kūne, o ne galvoje. Kai kūnas jaučiasi saugus, nervinė sistema pati persijungia į atsistatymo režimą. Tada lėtėja kvėpavimas, mažėja raumenų įtampa, širdies ritmas tampa ramesnis, atsiranda vidinis stabilumas. Šioje programoje mes nekovosim su įtampa, mes nekontroliuosim minčių, nebandysim jų atjungti. Mes leisim nervinei sistemai prisiminti tai, ką ji jau ir taip žino. Nereikia mokėti ar mokytis atsipalaiduoti, nes kūnas tai moka pats jau nuo gimimo. Todėl tau čia nereikės nieko stengtis atlikti teisingai. Pakaks tiesiog būti čia ir leisti kūnui klausytis, kad jis gautų pakankamai signalų, kad galėtų pereiti į kitą būseną. Kad dar giliau suprastum, kas vyksta tavo kūne, svarbu pažinti 3 pagrindinius nervinės sistemos, taip įvardinkim, veikėjus. Pirmasis – tai simpatinė nervų sistema. Ji yra atsakinga už išgyvenimą, už tą išgyvenimo režimą. Kai simpatinė sistema aktyvi, kūnas ruošiasi veikti. Tuo metu pagreitėja širdies ritmas, kvėpavimas tampa paviršutiniškesnis, raumenys įsitempia, dėmesys nukrypsta į išorę ir sunku būna susikoncentruoti. Tai nėra bloga sistema, ji yra būtina, kai reikia apsisaugot, gintis, veikti, reaguoti, kai kyla reali grėsmė. Tačiau problema atsiranda tada, kai ši būsena tampa nuolatinė. Daugelis žmonių gyvena ilgalaikiai simpatinės sistemos aktyvacijoje, net to nepastebėdami. Ir tai pasireiškia nuolatiniu nuovargiu, nerimu, dirglumu, miego sutrikimais, nusilpusiu imunitetu, energijos trūkumu. Antroji – tai parasimpatinė nervų sistema. Ji yra atsakinga už poilsį, atsistatymą ir gijimą. Kai parasimpatinė sistema aktyvi, kūnas gyvena saugumo režime. Tada kvėpavimas sulėtėja, širdies ritmas stabilizuojasi,
virškinimas atsigauna, atsiranda vidinė ramybė ir sustiprėja intuicija. Sveika nervinė sistema nėra nuolat rami. Ji yra lanksti, gebanti judėti tarp įtampos ir atsipalaidavimų. Todėl čia itin svarbus yra klajoklis nervas, kitaip dar vadinamas vagus nervu. Vagus nervas yra pagrindinis ryšys tarp smegenų ir kūno. Jis eina nuo smegenų per gerklę, širdį, plaučius, skrandį, žarnyną. Kai vagus nervas yra aktyvus, jis kūnui siunčia signalą, viskas yra gerai, saugu, galima atsipalaiduoti. Būtent vagus nervas padeda pereiti iš simpatinės būsenos į parasimpatinę, iš išlikimo režimo į atsistatymo režimą. Klajoklis nervas reaguoja į kvėpavimą, balsą, judesius, prisilietimus, lėtą ritmą. Todėl nervinės sistemos reguliavimas nevyksta per kontrolę ar vos ne kad per prievartą. Jis vyksta per signalus kūnui, per tokią kalbą, kurią kūnas supranta. Kai reguliariai siunčiami tam tikri saugumo signalai, tada nervinė sistema pradeda susireguliuoti. Būtent į tai orientuota yra ši programa. Mes neprivalom jaustis būtinai ramūs, kad būtume saugūs. Pakanka, kad kūnas gautų pakankamai signalų, kad pavojaus nėra arba kad jis baigėsi. Todėl visi šie programai esantis įrašai nėra apie savęs taisymą, minčių atjungimą ar kažkokį kitokį pabėgimą nuo savęs. Kūnas pats visada siekia pusiausvyros. Tai reikia tik tavo leidimo, šiek tiek dėmesio ir žinoma supratimo, kaip veikia kūnas ir kaip esant poreikiui padaryti taip, kad nervinė sistema susireguliuotų. Kitaip sakant, ką daryti, kad įsijungus nerimui kūnas gautų pakankamai signalų, kad nervinė sistema persijungtų į kitą režimą.